We are tonight in the beautiful city of Vilnius, hosting on the private meeting decision makers from the big logistics companies from Baltics region. We are using this opportunity to build better relationship between our companies, but also to show our customers which way Transeo is developing and what kind of new products we are preparing and producing for them. Have a good evening. Labas vakaras visiems. Smagu jūs visus matyti. Šis renginys skrydis su privačiu lėktuvu. Todėl jisai čia, todėl aš noriu jūs visus pasveikinti ir ačiū, kad susirinkote. Į neišvengiamą turim neatsilikti, turim pirmauti šitoje vietoje, nes kasdienio darbo dalis Transeo, manau, turi labai gerus sprendimus skaitmenizacijai. Pakalbėsime apie naujas galimybės skaitmenizacijos, kaip optimizuoti savo darbą. Tačiau mes einam toliau, kuo toliau mes eisim, to automatizuosim labiau. Būtent vežėjų greita patikra. Nes kartais iš tikrųjų užtrunka labai daug laiko tikrindami naujus vežėjus ir per tą laiką tiesiog vežėjas susiranda kitą krovinį. Jeigu tas įrankis bus tinkamas, tai galėtų labai paspartinti naujų vežėjų patikrą ir pavyktų parduoti krovinį greičiau. Esu labai dėkingas, kad yra galimybė pristatyti naujus produktus, kuriuos sukūrė Transeo grupė. Ir vienas iš produktų yra privati birža. Daug kas kalba, skaitmenizacija, skaitmenizacija, skaitmenizacija. Visi nori tenais eiti, tačiau kaip, kokie būdai. Ir Transeo grupė tai duoda. Todėl aš manau, kad šiuo metu yra pats geriausias laikas pradėti skaitmenizuotis kartu su mūsų įrankiais, kuriuos mes sukūrėme. Jeigu dar nežinot, kreipkitės. Ir mūsų šio vakaro renginyje dalyvauja virš 20 klientų, dideli partneriai, taip, su kuriais mes dirbame pastoviai, kalbame apie investicijas į procesus, nes rankinis darbas tikrai tampa per brangus.